Kaip atpažinti belgą povandeninio laivo komandoje? Atsakymas, jis vienintelis turi parašiutą. 4 vietoje yra ponas Romas B. iš Šiaulių. Klausimas, kas būtų, jei Titanike vietoj DiCaprio vaidintų Briusas Vilis? Atsakymas, jis būtų visus išgelbėjęs. 3 vietoje Eugenija iš Alytaus. Jeigu jūs sprinteris ir dalyvaujate lengvosios atletikos varžybose, tai prieš priimdamas žemą startą būtinai įsitikinkite, ar už jūsų nugaros nevyksta šuolio su kartimi varžybos. 2 vietoje yra ponas Rokas iš Kauno. Grįžo kamikadzė namo iš darbo. 1 vietoje yra ponas Andrius Butkus. Pagaminti nauji vaistai. Viagra Light. Norisi tik bučiuotis.